Dabar kviečiu išklausyti trumpo pranešimo apie neatidėliotinų antikrizinių veiksmų planą, kuris bus teikiamas vyriausybei. Ir tai turiu galimybę paaiškinti žiniasklaidai, kaip mes ketiname įgyvendinti mūsų antikrizinį planą, kurį esam pavadinę neatidėliotinų veiksmų arba pirmąjį ekonominių pokyčių planą. Aš kaip tik pakalbėjau apie tai, kad mes esam frakcijos susitarę dėl mūsų dalyvavimo valdančioje koalicijoje. Pateikiau esminę sąvoką, susijusi ne su postų dalyvomis, bet su vieninteliu dalyku. Su valdančios koalicijos ir jos lyderis įpareigojimu siekti ekonominio pokyčių ir bandyti išvesti šalį iš ekonominės krizės. Šiandien Lietuvoje vyrauja truputį kitokia nuotaika, kad galbūt nieko nereikia daryti. Savaime mes išbrisim, kaip nors tas uraganas praeis nepastebimai. Taip iš tikrųjų nėra. Kurie šiek tiek domisi ekonomiką ir kitų valstybių patirtimi žino, kad rinka turi savireguliavimo mechanizmų ir rinka išsprendžia vidaus problemas, išsilaižo, bet yra liekamieji reiškiniai. Jeigu nevaldomai išeinam iš ekonominės krizės arba kita nevaldom ekonomikos kritimo, tai išėjimas būna labai skaudus, nes sukuria milžinišką nedarbą, kuris jau dabar siekia 20%, ir ateityje ilgiams metams nedarbas gali būti didesnis negu 20%. Už tai mes ir teikiam neatidėliotinų veiksmų planą, kaip iš esmės įveikti krizę, pavyzdžių senų Europos valstybių ir vidurio Europos valstybių pavyzdžių. Aš pateiksiu tik keletą dalykų, ne tam, kad čia mes būtinai balsuotume ar ginčytume, nes tiesiog, kad mes susitartume ir rimtai kalbėtume viešoje erdvėje, nes manau, tai yra labai svarbu. Mes sakom, jog turi būti antikrizinis štabas. Ypač po to, kai dabartinis vyriausybės vadovas praeitų metų rugsėjo 9 dieną savo norų, istorijos dar taip nepamenu, savo norų atsisakė vyriausybės vadovų pareigų, pataisydamas reglamentą. Taip, kad jūs dabar neturi teisę net ministrams teikti pasiūlymus. Jis faktiškai nedalyvauja vyriausybės sprendimo priėmime, gal tai demokratiškai valdo yra, bet kažkas turi atlikti ir premjero, ir vyriausybės vadovo pareigas, o šiandien mes atrodo turim tuščią laimo kapitonų kaip telę. Dėl to reikalingas gal bent antikrizinis štabas, į kurį gali būti pakviesti taip pat ir vyriausybės atsakingiausius pareigūnus, galbūt Seimo vicepirmininką, galbūt ir prezidentūros atstovai bandyti iš tikrųjų kažką daryti, nes krizė per daug užsitęs. Mes sakome, jog reikia, vienas svarbiausių uždavinių yra atstatyti trečdaliu kritus valstybės biudžeto įplaukas. Nes 30% pasiskolinti nuo biudžeto arba kasmet skolins po 10 milijardų litų, mes neturime jokių galimybių. Tai reiškia, po 2 metų mes bankrutuosime. Reiškia, kad po 2 metų mes viršysim leisną 60% limitą nuo BVP ir paprasčiausiai mus išmes. Tiesiog net žodžių prasme, šiame kalba apie didžiulį nedarbą ir didžiulį socialinį įtampą. Įsivaizduokit, turim 20% bedarbių, kurie mokama 650 litų maksimali bedarbio pašalpa, o po 3 mėnesių nebus mokama šitą pašalpą. Tai turim kas 5 alką Lietuvos pilietį, taip pat ir jaunus, stiprius vyrus, kurie neturėtų valgyti, neišvengiamai jas ieškoti maisto ir pas kaimynus. Tai ne tik socialinė problema, bet ir didžiulio teisėtvarkos griuvimo aplinkybių. Mes kaip minėjau, kaip maža valstybė, kaip ir visos Europos Sąjungos valstybės, turim būti gudresnis už didžiasis, kaip Liuksemburgas, čia nekalba apie Šveicariją. Mes neturim gėdytis ir neturim ieškoti būdų, kaip prisivilioti Lietuvą pinigus, mažesniais mokesčiais, gal investuojam gal neapmokestinimą, arba vengdami dividendų dvigubą apmokestinimą. Aš iš savo patirties žinau, kad tais metais, kada buvo panaikintas investuojamų į darbo vietos pelno apmokestinimas, biudžetas neprarado nei vieno lito. Priešingai, biudžetas gavo keletą milijardų papildomų lėšų, nes tie pinigai pritekėjo iš kaimynių valstybių. Atsimenu, kaip mane Europos komisijos prezidentas tuometinis bandė įtikinti, sakydamas, kad jūs negražiai darot, kad jūs apgaudinėjat kitas rinkas. Aš turėjau tą patį paaiškinti. Mes esame nedideli,
mes tik tai bandom stiprėti ir užtat mes turim teisę, kaip kitos Europos valstybės, būti lankstesni ir pasinaudoti visomis teisėtai leidžiamomis Europos Sąjungoje galimybėmis. Mes sakom, jog reikia baigti bankų, ypač didžiųjų bankų diktatą. Blogiausia, kad tas diktatas ateina ne iš Lietuvos. Blogiausia, kad tam diktatui vadovauja kai kurių didžiųjų Lietuvos bankų motininiai bankai pusė. Mes sakom, jog gana leisti verslui skirtus Europos Sąjungos tarptautinius pinigus, su greitais metais mes gauname 2 milijardą paramos verslui, ir gana tuos pinigus leisti finansuoti užsienio motininius bankus. Didžioji dalis užsienio motininius bankus. Ne dėl to, kad ten bankininkai blogi, ar ten mūsų priešai. Ne dėl to, kad mes sukūrėm tokias sąlygas ir leidom jiem mažinti, tai yra tie bankam, kurie dalyvauja paramos programos, leidome, kiek nori mažinti paskolų. Mes vieną ranką duodam milijardą, o jie pro kitas duris 1,5 milijardą gražina, teisėtai gražina, be jokių aišku pažeidimų, teisėtai gražina motininiam bankams. Ir mes kaip į kiaurą metam pinigą, kiek įmetam pinigų, keliauja. Ir jeigu mes nusakytum griežtesnės sąlygas ir pasakytum, kad duodam skirsti tuos milijardus tiekiem bankams, kurie įsipareigoja nemažinti paskolų portfelių, jie patys paskambino savo motininių bankų šefams ir pasakė, viskas, baigiam mūsų šitą kurmelį uždarymą. Turim dabar nebeišiminėti pinigų. Ir aš nebejoju, kad šiandien turėtume Lietuvoje daugiau kreditinių išteklių, turėtume daugiau galimybės verslui remti. Taip pat mes sakom, kad turi milijardą litų daugiabučių namų renovavimą ir ne vienas centas dar nepanaudotas. Iš milijardų litų, krizės metu, per metus laiko nesugebėta panaudoti nei litų. Iš mano patirties, aš galiu aiškiai pasakyti, bet koks vadovas, jeigu jis per 3 mėnesius neparuošia programos, jis niekada jos neparuoš nei per metus, nei per 2, nei per 5. Jeigu tu nesugebė paruošti per mėnesį, nesugebė 3 mėnesius, niekada tokios galimybės paprastai nebūna, nes tai reiškia, kad nėra administracinio aparato, nėra politinės valios. Mes dėl to siūlom pakeisti taisyklės būsto vadovam ir numatyti, kad kreditus imtų ne pačios bendrijos, o imtų būsto renovavimo fondas, kuris toliau pinigėlius susigrąžintų per tarifus. Tai reiškia, kad mes galėtume per keletą mėnesių to milijardą padalinti ir padėti tais pinigais atgaivinti ekonomiką. Taip pat mes siūlom ir tokias priemonės, kurios nieko nekainuoja, kaip aiškai įvestas savanoriškai papildomas sveikatos draudimą, nustatant aiškai, ką mes gauname šias paslaugas. Ir vien dėl to, pavyzdžiui, sveikatos sistema pasipildytų per metus tikrai keliais šimtais milijonų litų, mes galėtume padėti spręsti gydytojų atlyginimų klausimus, sustabdyti kvalifikuotų specialistų bėgimą į užsienį ir taip pat padėti žmonėms su savo sveikatą. Mūsų plano tikslas pasiųsti vyriausybės signalą, ko mes tikimės iš valdančios koalicijos. Tai nėra dokumentas, kurį mes sakom, jūs būtinai laikykitės įsikibę ir mes nesitrauksim nei vieno punkto. Mes netikėm nei vieno nerealaus ir neįgyvendam nuostatų. Mes tik tiesiog norim suformuoti viešai nuomonę. Norim įtikinti pačią valdančių koaliciją, jog būtinos permainos. Ir mūsų vienintelė sąlyga dalyvaujant valdančių koalicijų. Tai yra tik pasižadėjimas pradėti pagaliau ekonomikos gaivinimą ir pradėti aktyviau veikti rinką, tam, kad pagaliau išbristume iš gilėjančios krizės ir veiktume nedarbą. Ir jūs pastebėjote, mes jau pakeitėm šiek tiek viešą erdvę, jūs jau pastebėjote, kad po mūsų antikrizinio plano visos partijos frakcijos, visos Seimo parlamentinės frakcijos pateikia analogiškas programas. O kai kurie jas ir šiek tiek ir matyt nusirašė nuo mūsų, o dėl to mes esame labai patenkinti. Mes dabar pateikėm didžiuojų veiksmų planą, tikimės, kad vėl galbūt kažkas pasinaudos tuo planu, bet mūsų tikslas yra toks – padėti bendromis jėgomis, atstatyti Lietuvą ir vėl grįžti į normalias gyvenimo veiklus. Tikiuosi, kad su jūsų pagalba mes tą ir padarysim, aš pasakiau, ir žiniasklaidai, ir susidomėjimas mūsų darbais yra didžiulis, o tai yra svarbiausia sąlyga, kaip mes galime įgyvendinti programas. Tik per visuomenės valią. Ačiū.